Sveiki, mėlyjeji lietuvių kalbos mokiniai ir kiti tinklalaidės klausytojai. Šiandien su jumis norėčiau pasikalbėti apie stereotipus. Tiksliau apie tai, ką žmonės mano apie lietuvius. Taigi aš pasiteiravau ChatGPT apie įvairius stereotipus, taip pat paklausinėjau savo mokinių ir kitų pažįstamų iš užsienio, ką jie mano apie lietuvius. Ir surinkau 10 stereotipų, kuriuos norėčiau su jumis aptarti. Taigi pradėkime nuo pirmojo stereotipo, kuris, manau, yra vienas iš dažniausių stereotipų. Lietuviai yra labai uždari, niekada nesišypso ir atrodo labai rimti. Taigi tai yra gana dažnas stereotipas ir aš manau, kad jame yra tiesos. Ir taip, lietuviai yra gana uždari, tačiau priklauso nuo to, su kuo mes lietuvius lyginame. Pavyzdžiui, lyginant lietuvius su suomiais, galbūt mes nesame tokie uždari. Tačiau jeigu lyginti lietuvius su ispanais arba amerikiečiais, žinoma, mes esame uždaresni. Taigi viskas priklauso nuo konteksto, tačiau bendrai paėmus galime sakyti, kad lietuviai yra gana uždari. Bet taip pat yra priežastis, kodėl. Mes turime istorinę atmintį ir turime savo patirtį ir pastebėjome tiesiog, kad reikia būti atsargiems. Todėl mes su laiku išsivystėme šį uždarumo sindromą. Kai susipažįstame su nauju žmogumi, mes tiksliai nežinome, apie ką tas žmogus yra. Ar ne, kokie to žmogaus interesai, kokie jo kėslai, ką jis masto. Mes pradžioje prafiltruojame žmogų, mes jį išanalizuojame, mes jį trumpai pastebime, bandome jį pažinti ir kai jau susipažįstame, tada mes galime atsiverti. Vienas mano mokinys panaudojo labai įdomią metaforą. Jis palygino lietuvius su kokosais, o tarkime amerikiečius su persikais. Na, tiksliau jis lygino kitas tautybės, tačiau mes galime panaudoti šią metaforą. Tarkime, įsivaizduokime, kad lietuviai yra kaip kokosai. Iš išorės jie yra labai tokie kieti, uždari, ar ne? Sunku prasiskverbti į vidų. Tačiau viduje jie yra gana minkšti ir draugiški. O, tarkime, amerikiečiai, gali būti ir kita tautybė, nebūtinai amerikiečiai, tarkime, nežinau, ispanai, ar ne? Yra kaip persikai. Jie iš išorės minkšti, su jais lengva pradėti bendrauti, užmegzti pokalbį, tačiau viduje yra kauliukas, yra toks kietumas. Ir kartais neįmanoma prisikasti prie vidaus. Taigi, uždarumas gali būti išorinis, tačiau ne vidinis. Ir žinoma, tai kelia tokį kaip ir stereotipą, kad visi lietuviai yra labai uždari, labai rimti ir kad jie mažai šypsosi. Na, dėl šypsojimosi aš visai pritariu, tačiau aš manau, kad mes dabar šypsomės daugiau nei anksčiau. Žinoma, jeigu atvyksite į Lietuvą vasarą, jūs pamatysite daug besišypsančių žmonių. O jeigu atvyksite į Lietuvą žiemą arba vėlyvą rudenį, tada tų šypsenų veide bus daug mažiau. Mes esam gana sezoniški žmonės. Dėl šios priežasties turbūt šypsomės mažiau negu labiau šiltose šalyse gyvenantys žmonės. Kitas stereotipas. Lietuviai dievina krepšinį, šaltibarščius ir gamtą. Krepšinis yra antra lietuvių religija. Įdomu. Galbūt vėl tame yra tiesos. Lietuviai bendrai paėmus iš tikrųjų mėgsta žiūrėti krepšinį. Kai vyksta krepšinio varžybos, jeigu eisite miesto centru, restoranuose ir baruose, matysite labai daug žmonių. Taigi lietuviai iš tiesų mėgsta žiūrėti krepšinio varžybas. Ir mėgsta tai daryti su draugais. Tai yra proga susitikti, išeiti išgerti alaus, pabendrauti, pabūti drauge. Tai yra pramoga. Ir krepšinis iš tiesų yra ganėtinai svarbi lietuvių dalis, tokio, kaip pasakyti, kaip hobis. Tai turbūt kažkas panašaus kaip futbolas,
Portugalijoje arba Brazilijoje, ar ne? Dauguma žmonių domisi, bet tačiau ne visi. Tačiau taip, krepšinis išties yra didelis dalykas. Šaltibarščiai. Na, aš asmeniškai mėgstu šaltibarščius labai. Ir net gyvendamas užsienyje, juos gaminu namie. Taigi šaltibarščiai, jo, lietuviai gal nedievina, tačiau tikrai mėgsta šaltibarščius, ypatingai vasarą, kai yra karšta. Ir lietuviai dievina gamtą. Na, žinant tai, kad mes esame paskutiniai Europos pagonys, arba bent jau vieni iš paskutiniųjų, mes tiesioginė to žodžio prasme labai ilgai dievinome gamtą, kadangi buvome pagonys ir mes ją dievinome, sudievinome. Tačiau ir dabar aš manau, kad daugeliu lietuvių gamta yra svarbi jų gyvenimo dalis. Išeiti pasivaikščioti į mišką, nuvažiuoti prie jūros, tai yra svarbu. Ne visi tai daro, ne visi tai mėgsta, bet dauguma mano draugų, pažįstamų, šeimos narių tikrai mėgsta pabūti miške arba nuvažiuoti prie jūros. Tai yra faktas. Galbūt aš nedievinu gamtos, tačiau buvimas gamtoje man yra svarbus. Tai yra svarbu sveikam protui, gerai psichologiniai būsenai ir sveikatai, ar ne, pabūti miške visada yra gerai. Taigi, taip, gamta lietuviams yra svarbi, pagal mane. Trečias stereotipas. Lietuviai yra labai patriotiški, didžiuojasi savo istoriją ir nepriklausomybę. Kad lietuviai didžiuojasi savo istoriją yra tiesa. Mes esame viena iš tų valstybių, kuri kažkada buvo didelė, o šiuo metu yra maža. Panašiai kaip Portugalija. Ar ne? Portugalija buvo didelė imperija, o dabar tai yra mažytė nacionalinė valstybė. Ir lietuviai tikrai save sieja su viduramžiais. Jie dažnai mąsto apie viduramžius, Vytautą Didįjį, ar ne, ir taip toliau. Ir aš manau, kad istorija lietuviams yra svarbi. Mano istorijos mokytojas anksčiau sakydavo, kad mes esame per maži tam, kad mes nežinotume savo istorijos. Taigi, istorija yra didelė lietuvio tapatybės dalis, ar ne? Mes save tikrai siejame su istorija ir mes esame istoriški žmonės. Mes domimės istoriją, mes aiškiname įvykius ir argumentuojame įvykius, pasinaudodami istorijos argumentais, istoriškais argumentais ir taip toliau. Taigi, istorija, jo. Galiu sakyti, kad mes ją domimės ir didžiuojamės, aišku, vėl ne visi. Ir dėl patriotiškumo ir nepriklausomybės yra kitas klausimas. Aš manau, kad Lietuvoje yra dvi Lietuvos. Viena Lietuva, kuri iš tikrųjų džiaugiasi nepriklausomybę, tapimu ES dalimi, įstojimu į NATO. Man atrodo, tikrai daugelis žmonių džiaugiasi tuo pasauliu, kuriame mes dabar gyvename. Tačiau tikrai ne visi. Yra žmonių, kurie kažkodėl labai ilgėsi sovietmečio, nors visi rodikliai sovietų laikais buvo prastesni negu yra dabar. Jie ilgėsi kažkokio seno gyvenimo būdo, kai valdžia viskuo pasirūpina. Jie ilgėsi, man atrodo, kažkokios fantazijos, kurios turbūt niekada nebuvo, bet jie įsivaizduoja savo galvoje, kad anksčiau buvo geriau kažkuo. Bet kiek aš girdžiu istorijas apie praeitį, aš niekada nieko negirdžiu geriau, kas buvo praeitie, negu yra dabar. Taigi, mano seneliai, tėvai, dėdės, kiti vyresni žmonės, kai jie kalba apie savo jaunystę, aš galvoju, Dieve, kaip baisu. Iš tikrųjų, siaubas. Aš nenorėčiau turėti tokio gyvenimo, kokį gyvenimą turėjo jie. Tačiau yra žmonių, kurie mano kitaip. Ir jų nėra dauguma, man atrodo, tai nėra dauguma, tačiau yra dalis taip mąstančių žmonių. Ir vienoje valstybėje yra kaip dvi valstybės. Viena tokia nostalgiška, pavyzdžiui, Baltarusija. Baltarusijoje buvo daug nostalgijos po nepriklausomybės pradžios
ir ta nostalgija transformavosi į Lukašenkos režimą. Taigi yra tokių žmonių Lietuvoje, ačiū Dievui, kad jų nėra dauguma. Taigi, bet bendrai paėmus, manau, kad esame gana patriotiški, gana didžiuojame savo istoriją ir džiaugiamės nepriklausomybę. Tačiau nežinau, ar mes esame labai politiški. Pastaruoju metu pastebėjau, kad lietuviai daugiau dalyvauja politikoje, kaip žmonės, kaip piliečiai. Jie eina į protestus, jie reiškia savo mintis, jie domisi politika, jie nėra apolitiški. Anksčiau mes buvome labiau apolitiški, negu esame dabar. Ir jaučiu, kad daugiau jaunų žmonių pradeda domėtis politika. Ir tai yra labai svarbu, nes jauni žmonės kažkada bus, suaugę žmonės, galbūt jie bus galios pozicijose. Taigi mums reikia žmonių, kurie domisi politika, kurie ją išmano, kurie domisi istoriją ir ją supranta, tam, kad jie vėliau būtų kompetitingi žmonės, kurie galbūt bus valdžios institucijose, kitose svarbiose postuose ir taip toliau. Taigi tam dedu didelį pliusą, galėtų būti geriau, bet jau yra visai neblogai. Ir kadangi turime augantį populizmą Lietuvoje, turime augančias populistinės partijas, labai reikia kompetitingų žmonių, kurie gali pasipriešinti šiam augančiam populizmui Lietuvoje. Taigi, gerai, tiek apie šį punktą. Pereikim prie 4 punkto. Lietuviai galvoja, kad lietuvių kalba yra sunkiausia pasaulyje. Yra tokių žmonių. Aš manau, yra ir užsieniečių, kurie galvoja, kad lietuvių kalba yra sunkiausia pasaulyje. Pavyzdžiui, keletas mano mokinių. Tačiau manau, kad tai yra netiesa. Yra daug sudėtingesnių kalbų negu lietuvių kalba. Ir žinoma, svarbiausia tai, kokias tu kalbas jau žinai. Jeigu tu esi, tarkime, latvis, tau lietuvių kalba turbūt nebus jau tokia sunki. Jeigu tu esi lenkas, galbūt ji bus sunkesnė, tačiau ji nebus neįveikiama. Jeigu tu esi anglas, galbūt lietuvių kalba tada bus sunkesnė ir gana sunki. Jeigu tu esi, tarkime, tailandietis, aš nežinau, tailandiečiams lietuvių kalba, manau, yra labai sunki, o mums turėtų būti labai sunki tailandiečių kalba. Nes mūsų gramatika kitokia, jie turi tonus, mes tonų neturim, mes turim intonaciją, bet ne tonus. Taigi viskas yra labai svarbu, kontekstas yra labai svarbus, kokias kalbas tu jau žinai ir pagal tai galima spręsti, kokia kalba yra sunkiausia. Bet tiesiog be konteksto sakyti, kad lietuvių kalba yra sunkiausia pasaulyje, tai yra ganėtinai kvailoka ir aš su šiuo stereotipu nesutinku. Viskas priklauso nuo to, kokias kalbas jau mokate ir ar mokate mokytis. Tai irgi yra svarbu. Gerai. 5 punktas. Visi lietuviai yra aukšti, šviesūs ir mėlynakiai. Gerai. Nežinau, ar aš esu aukštas. Aš esu 1,82 cm ūgio. Taip, aš esu mėlynakis ir mane skaito šviesiaplaukiu, nors aš save Lietuvoje skaityčiau tamsiaplaukiu. Mano plaukai yra gana tamsus, bet tarkime mokiniams iš Turkijos aš skaitausi šviesiaplaukiu. Taigi, nesu blondinas, galim skaityti, esu tamsus blondinas. Yra tipai, gali būti šviesus blondinas, tamsus blondinas, bet turbūt aš skaityčiausi kabutėse tamsus blondinas. Bet ne visi žmonės Lietuvoje yra aukšti, šviesus ir mėlynakiai. Tai turbūt yra toks irgi stereotipas, kai įsivaizduoji tipinį Baltijos šalių gyventoją, turbūt įsivaizduosi kokį nors aukštą žmogų mėlynomis akimis ir šviesiais plaukais. Taip, mūsų populiacijoje yra daug tokių žmonių, daugiau negu kitose valstybėse. Iš tikrųjų, pas mus procentaliai mėlynakių šviesiaplaukių žmonių yra gana daug, tikrai. Tačiau vienas mano pažįstamas pastebėjo, kad kuo labiau keliauji į rytus, pavyzdžiui, atvyksti į Vilnių, ir čia gali pamatyti daug tamsiakių žmonių, tamsiaplaukių žmonių. Dėl to, nes Vilniaus kraštas
visada buvo labai įvairus. Čia gyveno skirtingų tautybių žmonių, gyveno karaimai, pavyzdžiui, ar ne, žmonės iš visai kitų kraštų. Ir čia buvo toks kaip bendras katilas. Ir per istoriją daugelis žmonių persimaišė. Ir gali pamatyti lietuvių labai tamsiomis akimis ir tamsiais plaukais. Ir neįtin aukštų, pavyzdžiui. Jeigu keliauji labiau į vakarus, į Žemaitiją, į Klaipėdą ir taip toliau, ten galbūt šviesiaplaukių mėlynakių žmonių yra daugiau. Bet bendrai paėmus jų yra daug, tačiau ne visi yra tokie. Taigi, jo, aš suprantu šį stereotipą, bet reikia pripažinti, kad jis negalioja visiems. Jis nėra 100% tikslus. Aha, 6. Lietuviai yra slavai, o jų kalba beveik identiška rusų arba lenkų kalboms. Šitas geras. Aš pats esu daug kartų tai girdėjęs, gyvendamas Portugalijoje, kai kalbėjausi nebūtinai su portugalais, bet tarkime su žmonėmis iš Afrikos, iš skirtingų valstybių. Pasakai, kad iš Lietuvos, jūs ten kalbat rusiškai turbūt, ar ne? Jie galvoja, kad visi žmonės į šiaurę arba rytus nuo Vokietijos, arba jeigu šiek tiek geriau žino geografiją nuo Lenkijos, visi tie žmonės yra rusai. Ar ne? Visi jie kalba rusiškai, kultūra ta pati, jokio skirtumo. Tačiau tai, tiesiog yra paprastas šio krašto, šio regiono nežinojimas arba neišmanimas. Ir tai normalu, ne visi gali žinoti viską apie visas pasaulio vietas, tačiau jeigu tu žinai bent truputį kažką, tai žinoma, tu suprasi, kad yra skirtumai tarp valstybių, taip pat kaip ispanai nėra prancūzai, rumunai nėra italai, portugalai nėra ispanai, nors kai kuriems gali atrodyti, kad jie labai panašus ar kalbos panašios, tačiau gyvenimo būdas, kalba ne ta pati, charakterio savybės, tokios stereotipinės skiriasi, ar ne, portugalai yra uždaresni už ispanus, labiau konservatyvūs. Tai kai tu daugiau žinai apie kažkokią vietą, tu matai daugiau skirtumų. Ar ne, kaip pagyveni Azijoje, gali pagal išvaizdą ir kalbą, nors ir jos nežinai, atskirti Japoną nuo korėjiečio ar nuo žmogaus iš Kinijos. Ar ne, tai yra tiesiog patirtis. Bet kad lietuviai yra slavai, tai yra visiškai netikslu, nes mes esame baltai ir kalbame baltų kalbą, tai mus labai diferencijuoja nuo slavų. Ir mūsų kalba nėra identiška nei rusų, nei lenkų kalbai, kadangi aš, nemokėdamas lenkų kalbos, nuvažiavęs į Lenkiją, nesuprantu absoliučiai nieko. Turiu omeny 0. Taigi, jeigu mūsų kalbos būtų identiškos arba bent jau panašios, aš suprasčiau bent kažką. Tačiau dėja, taip nėra. Man reikia įdėti daug pastangų mokantis rusų kalbos, tam, kad galėčiau padėti savo rusakalbiams mokiniams mokytis lietuvių kalbos. Ir jeigu jos būtų tikrai identiškos arba panašios, aš tikrai turėčiau labai aukštą lygį rusų kalboje. O mano rusų kalbos lygis yra toks, galėtų jis būti ir geresnis, ar ne? Tada man būtų daug lengviau dirbti su savo rusakalbiais mokiniais. Bet ne, tikrai ne. Reikia daug pastangų, daug darbo, o jeigu tu nesimokai, tada tu nieko nesuprasi. Ir daugelis mano mokinių atvykę, tarkime, iš Baltarusijos į Lietuvą, buvo šokiruoti tuo, kad jie visiškai nesuprato nieko, ką žmonės kalba. Vienas kitas žodis galbūt, bet bendrai sekti pokalbio, sekti pagrindinės idėjos neįmanoma. Taigi, tai yra unikalu ir, mes tikrai didžiuojame savo kalbą ir jos archaiškumu, tačiau tai mus labai ir apriboja. Mes galime geriausiu atveju suprasti latvius, pasistengę, šiek tiek pasimokę latvių kalbos, tačiau negalime suprasti jokių kitų savo kaimynų. Taigi mes privalome mokytis kitų kalbų tam, kad galėtume bendrauti su kitais žmonėmis. Tai ir trūkumas, ir privalumas. Gerai, 7. punktas.
Lietuviai visada skundžiasi oru. Na, lapkričio mėnesį, šiandien yra lapkričio 11 diena. Taip, galime sutikti daug lietuvių, kurie pasiskundžia oru, koks jisai lietingas, koks jisai ūkanotas, koks jisai šaltas ir drėgnas, bet ar mes skundžiamės visada? Na, gal ne. Vasarą tikrai nesiskundžiame oru, nebent labai daug lyja, bet kad mėgstame pasiskūsti, aš manau, yra tiesa. Mes tikrai mėgstame pasiskūsti įvairiais dalykais. Pasiskūsti kainomis, augančiomis kainomis, savo politikais. Iš tikrųjų, šiaip turim apie ką pasiskūsti. Oru, tačiau nesiskundžiam visada. Galbūt mes tiesiog ieškome bendrų temų. 8 punktas. Lietuviai yra labai tylūs ir mėgsta tvarką. Pritariu, gana pritariu. Mes esame vėl garsesni už savo šiaurinius kaimynus. Tarkime, Latvija yra tylesni už mus, o estai dar tylesni už latvius. Taigi tai vėl priklauso nuo konteksto. Tačiau bendrai paėmus, lyginant save su pietų europiečiais, vakarų europiečiais, mes esame tylesni. Ir man pačiam buvo šis kultūrinis šokas grįžtant atgal į Lietuvą po Ispanijos, kadangi kai eidavau į sporto salę Ispanijoje, aš tiesiog girdėdavau daug garsų. Žmonės visi kalbasi, visi bendrauja, yra daug triukšmo. Taigi aš pats kalbuosi su kai kuriais žmonėm, tarkim, kol ilsiuosi tarp pratimų. Kai mes pirmą kartą su drauge nuėjome į sporto klubą Lietuvoje, mus šokiravo tyla. Grojo tik tai muzika ir niekas nesikalbėjo. Visi buvo su ausinėmis, žmonių buvo daug mažiau negu Ispanijoje ir tiesiog buvo tylu. Tai buvo pradžioje labai keista, bet iš dalies man tai ir patiko, nes galėjau geriau susikaupti ties sportu, ties pratimais ir taip toliau. Taigi, bet bendrai paėmus taip, lietuviai yra tikrai gana tylus. Mes, pavyzdžiui, neklausome garsiai muzikos autobuse. Arba kai kalbame su žmogumi, esame su ausinėmis. Nesikalbame tiesiog va taip, ei, kaip sekasi, kaip gyveni, kažkas. Kas yra labai dažna tiek Ispanijoje, tiek, pavyzdžiui, buvo dažna Madeiroje, nes ten yra daug žmonių iš Brazilijos ir jiems tai įprasta. Jie autobuse kalbasi su draugais, su kaimynais per FaceTime ar kokią programėlę. Aš girdžiu, ką sako jų draugas ar giminaitis. Na, lyginant su kai kuriomis tautomis tikrai esame tylesni. Ir mėgstame tvarką. Vilnius yra labai, pavyzdžiui, švarus miestas. Kaunas taip pat. Įvairūs Lietuvos miesteliai, pavyzdžiui, kur gyvena mano močiutė, Veisiejai, Druskininkai. Na, tai yra labai švarus miesteliai. Mažai šiukšlių, tikrai tvarkingi. Tai manau, kad mes vertiname tvarką ir mėgstame, kai viskas yra tvarkinga ir švaru. Lietuviai tiki, kad visas ligas galima išgydyti arbata, medumi ir poilsiu. Ne visi, mano tėtis nepritartų, daugelis žmonių, kuriuos aš pažįstu, taip pat nepritartų, tačiau jeigu aš pradedu sloguoti, arba jeigu man skauda gerklę, arba jeigu šiek tiek užkyla temperatūra, nežinau, bėga nosis, kažkas tokio, aš tikrai pradžioje nepuolu gerti vaistų, aš pradžioje nusprendžiu, kad man reikia pailsėti, geriu daug arbatų, valgau daug medaus ir daug ilsiuosi. Jeigu matau, kad tai nepadeda, temperatūra kyla aukščiau, na tada gal laikas vaistams, bet pradžioje turbūt gydysiuosi poilsiu, miegu, arbata, medumi, citrina. Taip, tikrai taip nedaro visi žmonės, tačiau kai kurie žmonės daro taip, aš turbūt būčiau vienas iš jų pradžioje. Na ir paskutinis. Stereotipas: lietuviai negali gyventi be juodos duonos, grietinės ir bulvių. Na, skirtingi žmonės negali gyventi be skirtingų dalykų, tačiau juoda duona yra tikrai vienas iš tų maisto produktų, kurie, manau, lietuviams yra svarbus užsienyje. Pavyzdžiui, gyvenant tiek Portugalijoje, tiek Ispanijoje, aš eidavau į specialias parduotuves,
kuriuose pardavinėja sveikus produktus, sakykime taip. Ir aš ten ieškodavau juodos duonos, kuri dažniausiai būdavo iš Vokietijos. Vokiška juoda duona. Ir aš ją pirkdavau gana brangiai, bet tiesiog, aš mėgstu juodą duoną. Neįtin mėgstu baltą duoną, nemėgstu batono. Ir aš niekada neperku baltos duonos. Taigi su šiuo punktu aš sutinku. Aš tikrai galiu gyventi be grietinės. Man grietinė nėra dalykas. Svarbus mano gyvenime, man svarbiau yra graikiškas jogurtas, kurį aš labai asmeniškai mėgstu. Ir bulvės, gyvenimas be bulvių būtų liūdnas. Aš asmeniškai taip pat valgau labai daug ryžių, valgau labai daug grikių, valgau nemažai makaronų, tačiau jeigu turėčiau valgyti tik tai, aš nepražūčiau, aš nemirčiau ir gal net nebūčiau labai jau liūdnas. Tačiau karts nuo karto užsimanau ir bulvių. Taigi gyvenimas be bulvių nebūtų toks džiugus ir laimingas kaip gyvenimas su bulvėmis. Tai va, 10 stereotipų, kuriuos su jumis šiandien norėjau aptarti, jų yra žinoma daug daugiau. Aš tiesiog pasirinkau keletą iš jų, apie kuriuos norėčiau su jumis pasikalbėti. Ir ką jūs manote apie šios stereotipus? Aš juos parašysiu komentaruose, visus iš eilės. Jeigu norite, galite pakomentuoti apie kurį nors iš šių stereotipų. Ar jūs pritarėte šiems stereotipams? Ką jūs apie juos manote? Ar pritarėte man? Gal man jūs nepritarėte? Ir galbūt žinote kitų stereotipų apie lietuvius. Jeigu žinote, drąsiai nebijokite, pakomentuokite, man bus įdomu išgirsti. Ir šiandienai tiek. Tik prieš atsisveikinant noriu priminti, kad galite prisijungti prie mano lietuvių kalbos kalbėjimo klubo B1 lygiui arba aukštesniam nei B1 lygiui, arba prie mano pradedančiųjų lietuvių kalbos kursų, kurie prasidės 2026 m. sausio 12 d. Registruotis grupinėms veikloms galite mano internetinėme tinklapyje www.lithuanianwithpaulius.com. Apsilankę mano tinklapyje rasite visą reikalingą informaciją ir galėsite užsiregistruoti tiek grupinėms veikloms, tiek kursams, tiek individualioms pamokoms. Taigi, jeigu jūs tai domina, viską rasite mano tinklalapyje. O kol kas tiek. Su jumis buvo lietuvių kalbos mokytojas Paulius. Linkiu jums geros dienos, geros savaitės, gero vakaro ir žinoma gerų mokslų. Iki pasimatymo kitą savaitę. Viso geriausio.